Esu ne kartą stovyklavęs miške vienas, bet tik tais labai trumpą laiko tarpą, daugiausiai vieną dieną. Daugiau nei vieną dieną esu stovyklavęs tik su kitais žmonėm. Tai šiandien challenge'as. 3 dienas miške vienam. Let's go! Aprodysiu stovyklavietę. Tai vat šitoj vietoj statysiu palapinę. Čia matom eina upelis, kuris yra užšalęs. Ir va šitoj vietoj dabar nesimato su saulė, bet yra neužšalusi vieta, kur ateina atsigerti gyvūnai. Dabar einu į automobilį pasimti likusio gero. Automobilis yra kažkur tais kilometrą į šitą pusę. Tai esminiai dalykai yra sunešti. Turim pečių, gultą, patiesalą ir palapinę. Dar automobilyje liko technika visa. Noriu pabandyti įamžinti gyvūnų. Tai turiu normalų fotoaparatą su geru objektyvu ir štatyvą. Taip pat liko maistas ir kūras. Dabar planas pastatyti palapinę ir tada eiti atsinešti, kas liko. Noriu šitą vietą išsilyginti ir iškasti krūmus, kad galėčiau ją naudoti ne tik dabar, bet ir kai sušils ir viskas sužels. Nekapoju krūmų, o kasu juos su kastuvu, kad neliktų aštrių stagarų ir nepradurtų man palapinės. Labai neblogai. Vis dar labai nelengva pastatyti šitą palapinę vienam. Tai palapinė yra iš esmės pastatyta. Beliko tik paslėpti visus maišus ir atnešti likusius dalykus iš automobilio. Tai čia bus keli nešimai. Tikiuosi spėt iki kol sutems visiškai. Va, čia kaip viskas atrodo. Uždarom duris. Ir paimam kastuvą, nes jis man daugiau bus nebereikalingas. Ir varom nešti kitų daiktų. Visiškai sutemo, bet viską susinešiau. Turiu malkų visą dėžę. Visom 3 dienom neužteks, bet šiandien ir rytoj ryte tikrai nereikės malkom rūpintis. Lauke atšalo, tai kursiuosi pečių ir ruošiasi vakarieniauti. Tai va, tokia ta pirmoji diena miške. Valgau vakarienę tiesiog lašinius, nes jų nereikia gaminti. Kažkokių man interesnių patiekalų bus rytoj. Pavalgęs manau, kad eisiu miegoti, nes noriu rytoj atsikelti auštant. Ir kaip minėjau, pabandyti nufilmuoti gyvūnų, kurie turėtų ateiti prie šalia esančių upelio atsigerti. Cheers. Nu ką, drabužiai sudėti ant kėdės kaip namie. Guolis yra paruoštas. Laikas, ko gero, eiti miegoti.
ką, yra dabar 6:30 ryto, palapinėje smarkiai atvėsa, bet iš kurių pečių laikas keltis. Va, čia verda kava, bus gaminami pusryčiai, o čia yra mano gyvūnų stebėjimo punktas, tik dar 0 gyvūnų, galimai dėl to, kad aš užkūręs pečių dar porą valandų pramiegojau ir gal yra biški per vėlu. Labai skaniai buvo pavalgyta, tik vienintelė dabar problema, kad turiu taukuotas lėkštes, turiu taukuotą keptuvę. Tai galvoju eiti prie to upelio, kur turėjo ateiti gyvūnai, bet nedėjo pasisemti vandens, pasišildyti ir su juo išsiplauti visus indus, nes nesinori tam naudoti savo gero vandens, kurio jau daugiau nei pusį išnaudojau. Šita dalis nėra pati gražiausia kempinimo, nėra pats gražiausias kempinimo momentas. Tai žodžiu, baigsiu, nežinau ar čia aš matausi, bet baigsiu plauti indus ir tada, kadangi gyvūnėliai netėjo pas mane, bandysiu eiti pas juos. Tai pasimatysim miške. Kaip matot, aš esu užsidėjęs savo specialų pėdsekio kostiumą, tačiau per klaidą pamiršau pirštinės ir esu užsidėjęs va tokias raudonas pečiui skirtas pirštinės dabar. Tai tuoj parodysiu, kaip aš atrodau užsimaskavęs. Prieš mažiau nei mėnesį mes klaidžiam šitose miškose su draugu Vytuku. Yra video apie tai padarytas, jei norit pažiūrėkit. Ir mes radom šerną. Atvažiavome poligoną ir poligone lavonai. Ir dabar ką tik aš netyčia vėl užklydau į tą pačią vietą. Ir iš to šerno viso per mažiau nei mėnesį liko tik vat štai toks gabalas. Aš nežinau, ar čia šiandien mano gimtadienis ar kas, bet aš radau dar kaulų. Va, tai net nežinau, ar čia yra tas pats šernas, ar čia yra kitas gyvūnas, bet aš galvoju, kad abu šitos radinius nusinešiu stovyklavietę ir pabandysiu sujungti vieną dalyką. Ir gal tada galėsim sakyti, kad vieną gyvūną per šitą savo išvyką aš vis dėlto pamačiau. Nu, labai greitai, viskas pasidarė labai creepy. Tai tiesiog pasidarysiu thumbnailą šitam video ir eisiu atsikratyti šitą šerną. Jisai pasirodo turi darbiški mėsytės, plaukų ir nuo saulės pradeda skleist kvapą. Tiems, kas pražiūrėjo šitą video iki dabar, tai noriu pasakyti 2 dalykus. Pirmas dalykas, tai jūs esate iškrypėliai kaip ir aš. O antras dalykas, tai subscribe. Pamiršau jums kamerą šitam kadrui, tai padarysim tokį feikinį. Padarysiu pats garso atidarimą. Taip, tai sveiki atvykę į Šarūno Šlikščių patiekaliukų virtuvėlę. Šiandien bus gaminami makaronai su tušonkė. Šiaip aš niekada nevalgau tokių dalykų, bet mano tokios draugės tėvai prasidėjus Covidui šiek tiek supanikavo ir prisipirko labai daug konservų, kurių, aišku, nieks nevalgė ir jų galiojimas eina į pabaigą. Tiesą pasakius, šitų būtent konservų, tai baigėsi galiojimas jau praeitą mėnesį, bet aš nemanau, kad tai yra didelė problema. Tai pasidarysim tokį patiekalą. Sakykim, kad mane inspiravo tas apipuvęs šerno stuburas.
Rimtas kiekis gavosi čia šitą patiekalą. Pamaišom ir ragaujam. Visi žino, koks šito dalyko skonis. Privalgysiu ir liks paskutinis darbas šiandienos. Eit susirast malkų nakčiai ir jas suruošt. Būtų idealu rasti kokį vieną stovintį sausuolį, nes man užtektų kokių 6-8 malkų šiai nakčiai. Va, manau, kad radau tobulą medį. Va šitas. Jis yra visiškai sausas, bet jis yra stovintis, su viršūnė, vadinasi, jį nėra prilyję ir galimai aš jį tiesiog galėsiu išrauti. Ką, nakčiai pasirašiau normaliai ir kadangi per dieną visai pavargau, tai galvoju, kad gal net nevalgyti vakarienės, o tiesiog išgerti arbatos ir šauti į guolį. O tada rytoj bandysiu atsikelti anksčiau ir pasigaminti kažko skanesnį nei mano šiandienos tušonkės sriuba. Labas rytas, 3 diena, o šitą filmavimą šviesą man dar yra periški. Žodžiu, buvo šalta iš ryto visai šiandien, bet jau užsikūriau pečių, tai jau palapinė vėl 30. Pati ta temperatūra, kad galėčiau lysti iš miegmaišio ir pradėčiau gaminti pusryčiams blynus. Rimtas kiekis blynų, ant jų biški beikoniuko, dar čirškančio, karšta, ir klevų sirupėlę. Net nežinau, kaip čia pradėti. Labai neblogai. Beikonas ir tekanti saulė. Va čia tai yra gyvenimas. Pradėsiu to ardyti savo trobelę. Matėt video pradžiai, kiek yra ėjimų iki automobilio, kuris yra sąlyginai toli. Čia dar yra pusdienis darbo likęs. Apsižvalgykim dar paskutinį kartą po šitą nuostabią gamtą, kurią aš praleidau tas paskutinės kelias dienas. Na ką, nors gyvūnai amžinti nepavyko, bet laiką praleidau tikrai labai puikiai. Paspauskit like ir pasubscribinkit šitą kanalą, jei norite sudalyvauti daugiau tokių nuotykių kaip šis. Gyvūnų nemačiau, bet jie man padarė pranką. Pažiūrėkit. Ha, kaip juokinga. Tavo darbas čia tiksliai.